Hei, pakalbėkim, kaip galit į savo kompiuterį įsidėti dirbtinį intelektą ir generuotis nuotraukas be jokių apribojimų, be amžiaus senzo, be kažkokio kraujo. Galit pilnai viską generuotis, ką tik norit. Jokių apribojimų, ne taip kaip būna kitose platformose, kur pasidaro tai ir sudeda apribojimus. Negalit parsisiųsti nuotraukų, turi mokėti kažkokį subscribe mokestį, dar kažką. Čia galit pasidaryti viską patys. Turim turėti biškį geresnę vaizdo kortą ir važiuojam parodysiu, kaip tai daryti. Tai pirma, turim parsisiųsti programą Git. Ir jeigu kyla klausimų, kam jin, tai jin bus kodo šaltinio naudojimui, kitaip, kad galėtumėm parsisiųsti Stability Diffusioną ir jį atnaujinti. Jei domina, kas yra Git ir ką su juo galima nuveikti, parašykit komentarus, padarysiu atskirą video apie tai. O dabar šokam ir parsisiunčiam 64 bitų. Parsipumpuojam viską ir instaliuojam tiesiog viską defaultiniu. Kaip yra, taip ir suvarom iki pačio galo. Taip, nieko čia mums tikrintis nereikia. Susinstaliuojam ir šokam į kitą žingsnį. Sekantis žingsnis turime parsisiųsti Pythoną. Einame. Pythonas turi būti 3.10.6, nes šita versija palaiko Stability Diffusioną. Šokam į pačią apačią, šį čia yra failai ir mums reikia šito apatinio. Parsisiunčiame. Taip, atsidarome ir dabar instaliacijos metu mes privalome pasižymėti šitą. Turime šitą pasižymėti ir instaliuojamės. Ir jeigu norit sužinoti daugiau apie Pythoną, parašykite komentarus ir parodysiu neįtikėtinų bairių, ką galima iškrėsti su Pythonu. Kaip galima padaryti išdaigą draugui su Pythonu ir taip toliau. Manau, kad kažkiek pats moki. Visko galima prisidaryti. Pythonas yra jaunimui labai geras daiktas, mokintis programuoti. Nori, parašykite komentarus, paspauskite nykščiuką ir padarysim video. Gerai, susinstaliavome, iššokame dabar į kitą žingsnį. Štai dabar mums liko parsisiųsti Stability Diffusioną. Šokam į GitHubą. Štai yra viskas, ko mums reikia. Ir dabar tiesiog susikuriam aplanką, pasivadinam jį kažkaip stabilę. Įeikime į patį aplanką, į navigaciją įrašome cmd, atsidarome, rašome git clone ir įsidedam nuorodą ir leiskime klonuoti viską. Mums turi atsirasti aplankas, štai jis ir atsiranda ir mes viską turime. Dabar šokime susirasti modelių. Mums reikia parsisiųsti modelius, kas svarbiausia, siunčiu antrą kartą filmuoju, nes pabaigiau filmuoti visus epizodus ir žiūriu, kad garsą išjungiau. Lopelis. Tai gerai, einam iš naujo, siunčiamės modelius, paskrolinam biškį į apačią ir yra va. Yra du tipai. Tai tiesiog parsisiųskit pirmąjį, paspaudžiam siųstis ir kol siunčiasi, dabar papasakos. Ieškokit Google internete daugiau modelių. Kuo daugiau modelių turėsit, tuo geresnį vaizdą išgausit. Norit automobilį padaryti, ieškokit automobilių modelių. Norit kažką padaryti anime, ieškokit krūvos anime modelių. Kuo daugiau modelių turėsit, tuo daugiau raktažodžių galėsit naudoti, tuo labiau generuosit geresnės kokybės nuotraukas. Taip, parsisiuntė mūsų modelis, tai tiesiog spaudžiam kopijuoti, eime į savo aplanką, kurį susikūrėm su debugu, ieškom models, Stability Diffusion ir šičiai kopijuojam CTRL-V ir štai turim. Tuo pačiu įeikime į webui user, spaudžiam edit, aš kaip jūs sakau, jau filmavau ir viską darau iš naujo, nes garso nebuvo. Tai tiesiog čia jums nieko nebus, pas jūs bus šitaip, spaudžiat enter ir įrašot git pull. Tada įsaugot viską ir atsidarom tiesiog dabar patį šitą. Kadangi vėl rašau viską iš naujo, jums pirmas kartas gali užtrukti daug ilgiau, kol atsidarys, nes reikės suinstaliuoti torčą. Susinstaliuos torčas ir viskas bus normaliai. Ir pasijungs. Dabar palaukime, kol atsidarys. Bum, 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 bum. Tarp kitko, jeigu turit lievą vaizdo kortą, net nemėginkit, nemanau, ką paisa. Reikia biškai aukštesnės, geresnės. Taigi, atsidarė ir čia mes dabar turim tekstą, turim krūvos nustatymų, krūvos variantų. Čia nustatymų yra daug. Tiesiog pasidarė viską, pasiieškokit, susiraskit geriausius variantus. Nuotraukų kiek darom, pasidarom 4 nuotraukas, duodam laisvės biškį mažiau jam, speed -1 aš darau ir tiesiog pabandom sugeneruoti. Git pullas.
Taip, generuojam, susirandam tekstą kažkokį, aš buvau pasirašęs, taip, ir įdedam, ir generuojam. Tai dabar užtruks, tai susitiksim, kai baigs. Štai ir sugeneravom mum nuotraukas, gan neblogai, gražiai. Kaip jūs sakau, turėkit daugiau modelių ir pasidarysit. Nu, manau, ką iš karto generuosit, nes visi jūs tai generuojat iš karto. Shame on you, o daugiau, tikiuosi, padėjau, jums tai patiks, išmoksit to naudotis ir dabar kol kas laukit kitų video. See ya!